toks svaigus karjeros šuolis, vos metus nacionaliniai politikai ir jau einate į ministrus. Galite patarti, kaip jums tai pavyksta, prie ko reikia mokėti prieiti ar kokiu žmogum reikia būti? Pasidalinkit, prašau. Kokiu žmogum reikia būti? Sąžiningu. 20 minutes later. Tas momentas, ką jūs darote, tai yra, jūs diskredituojate iš esmės savo kvestionavimu visą valstybę dabar. Ar jūs galvojate, kad žmonės priimdami sprendimus į juos žiūri neatsakingai? Taip. Jūs klystate. Šitoje vietoje jūs labai klystate. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Aš jūs girdžiu, aš su jumis kalbu. Man vienintelis dalykas, kas užkliuvo, tai yra šmeižtas, apie kurį nes jūs manęs nepažįstate. Ar mes gyvenam laisvoje valstybėje, ar ne? Jūs manęs nepažįstate. Aš matau, kaip jūs kalbate, matau jūsų interviu, matau, kaip jūs bendraujate. Iš to aš pasidarau ашмітай. Žiūrėk išvadą. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад. Задумала, мені дуже шоколад.